norėčiau, kad šitas podcastas jūs įkvėptų kažkaip į tai atkreipdėmėsi. Žinokit, nuo to, kaip valgysit, priklausys jūsų gyvenimo kokybė. Man nuolat trūkdavo energijos, buvau pasinešęs į žaliavalgystę. Aš buvau tokia visa, nežinau, taip išsipūtus. Tai buvo tas laikas, kai man buvo sunku su svoriu. 2 bandelės, koks Kinder Bueno, dar kokį Milky Way įsidedi. Aš atsikeliu iš ryto ir visiems padarau žalius kokteilius. Geras maistas ir jo kūryba tave kažkaip daro laimingesnė, tai aš tau leidžiu būti laimingai. Kai aš tavęs paprašysiu pakratyti piniginę, tai tada aš tau sakysiu, aš tau leidžiu jaustis vyru. Sveikos atvykę į mūsų podcastą. Šiandien tema mityba. Aš žinokit, skaitau jūsų visus komentarus ir jūs mane labai įkvėpėt, atsiranda labai daug idėjų, bet kažkaip Instagrame praeitą savaitę apie mitybą. Tu pasirengęs? Apie keptuvės? Ne apie keptuvės. Apie mitybą, Mindaugai. Šiandien bus podcastas apie tai, kaip mes valgom, kokius mitybos įpročius mes turim. Kokie buvo? Taip? Kodėl tu mane taip rodai? Kokie buvo ir kokie yra dabar. Mano nebuvo prasti mitybos įpročiai, tarp kitko. Tai va, ir mes šiandien pasidalinsim, kaip mes valgom ir kokios filosofijos mes laikomės. Nes kai aš atėjau Mindaugo gyvenimą, jis pradėjo maitintis daug geriau ir sustiprėjo, pasikeitė, daugiau energijos, ar ne? Dalinai. Šiaip aš pats jau buvau į tą geresnę mitybą orientuotas, tai gal tu man, sakykime, įneši šiek tiek daugiau balansą. Vat jisai toksai Mindaugas, aš net nemoku pasakyti, jam gaila pasakyti gražų žodį kartais. Ir jo mityba tikrai buvo katastrofiška ir jisai pats negamina. Ir, pavyzdžiui, taip, labai paprastai. Aš šiandien iš ryto prieš eidama įrašinėt podcastą, išėjau darytis makiažą, kad jums gražiai atrodyčiau. Ką tu valgy? Sakyk greitai dabar nuoširdžiai, mergina. Vaflės su medumi. Prašau. Ir kava. Ką tu valgai, kai aš būnu namuose? Labai paprasta. Kiaušinukas, pašildyta duonytė. Aš nespėjau šiandien, aš turėjau suruošti karelytę, viską nuvežti pas močiutę, tai man nebuvo kada obuolį dar suvalgiau. Tai Mindaugai, žinai ką, aš nenoriu su tam būti tokia, kaip sakyt, tvirta ir logiška, bet ar tu geriau valgai, kai aš esu šalia, ar kai manęs nėra? Dabar taip, bet mes kalbame. Kas transformavo tavo gyvenimą ir mitybą? Kas transformavo, bet grinai remianti šios dienos patirtim tavo? Tu tikrai labai prisidėjai. Aš jam net jogurtą paėmiau į podcastų įrašymą, kad jisai mano būtas tas tu tikrai pridėjai ir pridedi. Taip. Tai gerai, truputėlį apie mitybos įpročius, nes labai norėčiau, kad šitas podcastas jūs įkvėptų kažkaip į tai atkreipdėmėsi ir žinokit, nuo to, kaip valgysit, priklausys jūsų gyvenimo kokybė, priklausys jūsų seksualiniai visokie dalykai ir, nežinau, ta tokia senatvė gal geresnė bus. Mes Mindaugu dabar ant tos temos taip truputėlį, kaip pagerinti savo gyvenimą. Ne, čia klausimas gal pagrindinis. Kaip nesudrošti savęs ir ilgesnį laiką turėti tokį komfortabilų gerą gyvenimą. Tai mityba, kaip ir ten sportas, sakykime, tai vienas iš tų temų, kurios reikia jas atkreipdėmesio. Man labai patiko, mes vieną kartą turėjom viršelio fotosesiją, knygos viršelio fotosesiją pas Gediminą Žilinską ir Mindaugas išsitraukė čipsų pakelį. Ir jam Gediminas sako, kiek tau metų? 30 kažkiek. Sako, viskas, tu negali valgyti tokių nesąmonių, jeigu tu nori būti sveikas. Sako, čia, žinai, palik paaugliam tokius. Ir Gediminas tikrai jį pažiūrėjo taip. Žinot ką, ir tada mane kažkaip labai privertė susimastyti šitas įvykis. Ir aš galvoju, tikrai. Kad yra laikas iki kada tu gali? Iki 30 gal tu ir gali ten dėti save bilenkan. Dabar kad nebūtų, kad mes čia kažkokie labai sveikai valgantis, nes iš tikrųjų aš prieš tą podcastą suvalgiau sausainį, Mindaugas išgėrė kavos, tai mes ieškom tokio balanso. Tai šiandien mes pasidalinsim, kokia buvo anksčiau mūsų mityba ir prie ko mes ją privedėm dabar, mano dėka. Gerai, pradėk. Tai kaip tu anksčiau valgydavai? Aš tai taip.
aš augau sovietiniai šeimoje, žinot, mes tikrai nebuvom turtingi, jokių būdų nebuvom turtingi. Ir aš būdavau, arba pati darydavau visi savo kažką, žinot, ką rasdavau šaldytuve. Kiek atsimenu savo tokią labai ankstyvą vaikystę gal, arba aš būdavau kaime, kur irgi beveik visada turėdavau pasimti valgyti pati, nes būdavo, žinot, kas bidonas, toks bidoniukas rauginto pieno, bulvė su lupyna ir, nežinau, kas ten dar būdavo pas mus. Duona. Visa lašinių būdavo. Tai taip aš maitinausi savo ankstyvoje vaikystėje, mano mama dirbo pamaininį darbą, tai aš, pieniškos dešrelės buvo mano. Iš mokyklos grįžus toksai maistelis, kur aš savo pati pasidarydavau. Kokia tavo buvo vaikystės mityba? Žinok, nelabai kuom ir išsiskirs, manau. Gerai, kodėl tu iki po šių dienų nemėgsti plovo? Nežinau, man plovas yra... Gerai, ar tu valgydavai daug plovo, kai tu buvai mažas? Darydavau. Nemėgstu aš plovo iš tikrųjų. Paskui... Balandėliai. Balandėliai būdavo, standartinė lietuviška mityba, ten bulvės, makaronai. Man, pavyzdžiui, makaronai netrodė, kad tai yra prastas maistas iki kokių, nežinau, 25, kai pradėjau domėti šitą temą. Tai atrodė gerai, nes tiesiog kaip valgai, bet, žinai. Aš nežinau, kas buvo pas jį vaikystėje, bet jeigu aš noriu taip jį truputėlį užknist, kartais jisai grįžta, ten pradeda laidyti mane kokį bjauresnį juokelį, sakau, šiam bus plovas. Arba balandėliai. Ir tada jis, Ne, aš balandėliai ir plovas. Jam gali padaryti, pavyzdžiui, mėsos troškinį su ryžiais ir daržovėm. Orkai tai, bet jam negali padaryti plovą. Žodis plovas tave nuneša kažką. Tai va. Ja. Bet iš tų vaikystės patiekalų, kurias mes dar turim ir Mindaugui jie patinka, yra kotletukai su burakėliais. Ja, šitas. Ne? Ja. Iš karto, tik tai žinokit, jeigu būnam apsipykę, nes šiaip aš jį maitinu sveikai, taip daugiau mažiau, kol jisai mano akiratį. Bet jeigu būnam apsipykę ir jau paskui noriu biškai pagerinti santykius, tai tada kotletukai su burakėliais ir jis taip atsisėda ir tokia šypsena. Kažkoks smagus atsiminimas. Na jo, tikriausiai, tai va. Tai čia taip vaikystė, o paskui, ką žinau, man nuolat trūkdavo energijos, kiek aš taip, jau virš 20, sakykime, ja. 5. Tai būdavo šita problema. Ir ką žinau, paskui buvau pasinešęs į žaliavalgystę. Vos, buvo labai prastas, aš gal kokius, pusmetį, ne? Jo. Valgiau tik tai, kas iki 40 laipsnių taip. Aš jį, kai sutikau, tai žinokit, buvo tokie juodi pakiai, žaliavalgystė, buvo visokie morkų piragai, ką tu ten dar neatsimenu. Viską, ką žalia, tai aš kažkaip... Ir aš, žinokit, tada jau buvau, taip švelniai pasibaisėjus tą mitybą, kurią jis tuo metu turėjo, bet nuo pat pradžių tu negali labai... Ne, kai mes kai susipažinom, tai aš gal dar nebuvo ant to pašokęs. Ne, aš atsimenu, jau aš ateidavau pas tave, mes kartu leisdavom laiką ir tu ten dar buvai į tą temą. Aš išbandžiau irgi labai daug įvairių dietų. Priaugus svorio, kad taip stipriai, aš beveik niekada nebuvau išskyrus tą 10 metų, kaip gyvenau Amerikoje. Aš nežinau, kas yra Amerikos maiste, nesvarbu, ar ten apsiperki pačioj brangiausiai parduotuviai. Aš buvau tokia visa... Nežinau, taip išsipūtus. Tai buvo tas laikas, kai man buvo sunku su svoriu. Šiaip visą kitą laiką aš daugiau mažiau, taip greitai, pas mane gan greita medžiagų apykaita, tai su svoriu aš didelių problemų neturėjau. Gal kai pagimdžiau vaiką. Bet aš esu išbandžius labai daug įvairių mitybų, ten Atkinso dieta, Ketaus dieta, paskui viską, kas buvo populiaru Amerikoje tuo metu. Ir žaliavalgystė irgi buvau labai pasidomėjus ir kai sutikau Mindaugą, jau buvau prie žaliavalgystę nusistačius, man atrodo. Tai kokia tavo patirtis su žaliavalgystė? Prasta. Šiaip, kaip ir gerai jauties, bet mano kūnas tai labai nuvažiavo žemyn, o kaip Rūta sakė, pajuodė pakiai. Ten visas, labai, kaip sakyta, prastai, tai aš buvau net vienu metu išsigandęs, kas čia su mane vyksta. Tie pseudo žaliavalgystės mokytojai ten irgi kažkokie tokie
Tai pusę metų tu nieko nevalgiai daugiau negu 40 laipsnių. Ne. Kaip nepavydžiu tai moteriai, kuri buvo šalia. O tada buvo šalia Nebuvo. kokia? Aha, tai nebuvo energija. Ne, nu tai įsivaizduok, jeigu prastai, vyru vėl turi tarkuot kopūstus. Jo, aš iš tikrųjų prieš, kad taip 100% žaliavalgystė, tai man atrodo, kvailystė. Man atrodo, kad žaliavalgystė gali būti kaip sprendimas, jeigu tikrai turi specialistą šalia ir nori išspręsti kažkokią problemą, bet jeigu tik tai, dabar mano nuomonė apie mitybą yra kitokia ir mes to ateisime tą tokį bendrą paveikslą ir papasakosim, kaip mes valgom dabar, kas gamina ir kaip tu jautiesi galų gale. Tai va, tai gerai, o paskui aš beveik visada buvau pašokęs ant cukraus stipriai. Taip tikrai buvo, tu atsimeni, ne? Tipo... Atsisėsdavai pas į mašiną ir, ten, kur, durelėse tas yra skirelis, tai ten būdavo visokie popieriukai, nežinau, ką tu ten bandelės labai mėgdavai. Bandelė, taip, jeigu man būdavo prie kavos, sakykim, prie kiekvienos kavos, kavos aš nemažai geriu, tai prie kiekvienos ten būdavo kokios 2 bandelės, koks Kinder Bueno, dar kokį Milky Way įsidedi ir toks, kaip sakyt, visas teka. Tu suvalgai ir paskui man pradėdavo veidą perti. Tai taip... Visokios alergijos būdavo. Čia atsimenu, kai susipažinom, virš akių būdavo visokios alergijos, išsausėjo oda. Tai aš kažkaip turėjau problemą su cukrum pakankamai didelę. Ir aš laukiu, kada galėsiu tavęs tvarkyti. Pastatyti ant teisingų bėgių. Bet cukraus aš ne tavo dėka. Vat matot, jisai toksai... Mindaugas tikrai yra dosnus, kas liečia, pavyzdžiui, finansus paskutiniu metu. Tikrai galiu pasakyti dosnus. Man sako, tai tą pirk, jei to nori, tai ko tu lauki toks labai. Bet kas liečia komplimentus, tai pasidarė gnyda toksai. Taigi aš išėjau kursą, ir po to nustojau valgyti cukrų. Tai prie ko čia tu? Gerai. Prie visų kitų dalykų tai tu tikrai prisidėjai. Bet... Gerai, aš tau irgi tą patį padarysiu. Kai šnekėsim apie finansus, apie mano gerą būseną ir kai tu sakysi, aš tau padėjau ten sukurti verslą ar ten stabiliau jaustis, aš sakysiu, aš jau ir be tavęs gerai labai jaučiu. Kas liečia cukrų, tai tikrai... Gerai, viskas, neakcentuokim šitą. Gerai, dabar, tai kas toliau? Dabar žiūrėkit, aš nežinau, kada išeis šitas podcastas, bet aš jau esu supykus. Tai pasižiūrėsim, kaip tu atrodysi po mėnesio, Mindaugai, nes aš tau negaminsiu nieko. Ir pasižiūrėsim, kaip tu pats susitvarkai. Tu tai matai arba juodą, arba baltą. Tai jau tikrai. Tai ar tu pridėjai prie mano mitybos šiai dienai, tai tikrai taip. Gerai, tai grįžtam vėl atgal prie manęs. Ir aš Amerikoje, kai pradėjau stambėti, ir buvau tikrai nepatenkinta savo nei dydžių, nei išvaizdą. Tada buvau susidomėjus mitybą ir baigiau ten tokį bazinį kursą. Ir nuo tada labai susidomėjau ir man tada atsiskyrė ten baltymai, angliavandeniai, riebalai, geri, blogi. Aš tada toks, ir toks atėjo suvokimas. Tada buvo toks etapas, kai labai pikau ant tokių tarybinių įpročių. Kad mes blogai išmokinti gamint maistą ten. Perkaitinam ten tos 5 valandos. Jo, kad tos balandėlius ten verdam ilgiausiai, paskui jos 3 kartą čildom. Ir tada man atsivėrė toks didelis pasaulis, toks ir galvoju, kaip mus prastai maitino tėvai ir aš jau gyvensiu kitaip, aš darysiu kitaip. Tai labai atsimenu savo tokį etapą, nes aš tai tikrai nuvalgydavau tą perdirbtą mėsą, bet nežinau, gal tada, oras švaresnis buvo, maistas kitoks, nes, atrodo, irgi buvo neblogai. Tai aš išėjau tą kursą ir pradėjau labai domėtis mitybą ir jau Amerikoje toks prasidėjo bumas. Tai kai aš sutikau Mindaugą, tai man buvo, grinai aš buvau nusiraminus. Buvau atmetus visas dietas ir buvau susidėliojus savo mitybą taip, kad aš, pavyzdžiui, 70% į save dėsiu gerą maistą, o 30% bus toks grinai, kas man skanu, kas man faina. Jau buvai išėjus iš to tokio, arba juoda, arba balta, kai ten, šitas tai nevalgysiu dabar nieko to, valgysiu tik tai tą, toks. Jau iš šito buvau išėjus ir buvau, taip, susidėliojus savo galvoje. Aš tai buvau pusiau, ne? Taip.
Aš, žinot, visai pajokaujam iš tikrųjų, kad jums įdomiau būtų žiūrėti podcastą, bet nei man jo nereikėjo labai taisyti, nei jam manęs. Tiesiog eini kažkaip per gyvenimą ir nusistovi kažkokie įpročiai. Tai va, tai dabar pas mus yra 70% maisto geras maistas, o 30%, kaip ir minėjau, yra taip whatever. Mindaugo, sakyčiau, yra 40% whatever. Nes jisai daug laiko praleidžia be manęs. Bet iš tikrųjų tai aš nesu užsėdus ant maisto temos. Aš kažkaip stengiuosi ir Ramutę, ir Mindaugą pakreipti savo supratimui teisingą kryptim, bet tikrai nesu iš tų tokių, kur sėdi ant galvos ir primena, ar ten kryvai žiūri bulves. Dėl ko pas mane 40, nes pas mane būna aš kokiam centre būnu, nuvažiuoju kavos kokios, tai tada kokie kesadėlėje, kokie dar ten burgeriuką. Taip. Toks. Paskui pradeda man sloguoti, jau čia kokia alergija pradeda lysti ir sakau, reikia tvarkytis. Tada, žinai, būna jau reiškia kokias 3-4 dienas, diena iš dienos valgiau kokius burgerius. Toks. Man labai greitai atidžiai. Bet tada aš galiu pabūti fėja tokia, kur padeda jam susitvarkyti ir iš tikrųjų, kaip mes darom dabar, tai aš atsikeliu iš ryto ir visiems padarau žalius kokteilius. Man patinka daryti žalius kokteilius, nes jie tokie, aš turiu tokį įsitikinimą, kad aš taip kaip ir užlaudinu savo šeimą tokiom gerom medžiagom ir ne iš kokių papildų, papildus mes irgi geriam, bet iš maisto. Tai pavyzdžiui, ten dabar tai va, slyvos, kailai, nežinau, ką aš ten dar dedu, saulėgrąžų daigus, čia būna mano kūryba. Pavyzdžiui, šermukšniai, dabar man šermukšniai, būtinai. Tai va, ir aš iš ryto padarau tokius kokteilius ir tada aš taip įsivaizduoju, kad išpilstu visiems po paduką ir galvoju, jų čia kūnas prisipildo gerų medžiagų, o paskui kaip jau jiem ten išeis per dieną, tas taip ir bus. Tai šitas mano yra kaip taisyklė. Aš tą darau gal 5-6 dienas per savaitę ir šiandien jau nepadariau, tai va. Likau nevalgęs. Likau nevalgęs. Sakau, dar šiandien važiuoju, sakau, paimk obuolį. Obuolį, aš galvoju. Iš tikrųjų mes geriam kavą. Pirmiausia, aš geriu kavą su vienu saldainiu iš ryto. Ir po kokių poros valandų tada geriam kokteilį ir tada jau valgom pusryčius. Kiaušiniai arba salotas arba kažkas. Ir dar jie visi valgo skirtingai. Pavyzdžiui, Kamila tai nori tik tai košę su cinamonu, su kokiom sėklom. Kamila yra būtinai košė. O šitam turi būti baltymai ten, ar kiaušinis, ar mėsa, ar lašiša. Tai va. Ačiū. Taip, išlepinti. Žinot, šiai dienai yra taip, mes tiesiog dalinamės, kaip mes valgom šiandien, nes, tokia dėkinga situacija, mes galim išsiruošti maždaug iki 10. 10 mes jau pradedam darbus. Tai va, tai kitos 10 aš taip sužiūriu Emą, Kamilą, Mindaugą ir tada jau pradedu dieną. Dabar saldumynai. Aš valgau šokoladą ir valgau kokį skanų šokoladą, bet taip, nežinau, kaip aš valgau. Nedaug. Tai jeigu šokoladą ryte, tai ką žinau, jeigu būtų plytelėm, tai vieną plytelę suvalgytum, ne? Mano močiutė tokia buvo, tai aš atsimenu, būdavo kalėdos. Ar ten kūčių vakarus ir visi žinote 13 patiekalų, o močiutė irgi darydavo 13 patiekalų, bet jinai, pavyzdžiui, ten koldūną per pusę perpjaudavo ir jinai visada taip labai elegantiškai valgydavo. Močiutė nepatikdavo, kas nors užsigula alkūnėm ant stalo ir jeigu tu taip užsiguldavai ant stalo alkūnėm, jinai taip... Ir tada aš taip nuleisdavau. Ir jo, močiutė mano gyvenime padarė tokį... didelę įtaką, nes jinai valgydavo po mažai ir jinai savo leisdavo viską, bet jinai turėjo tokią gražią stalo etiką. Tai va. Tas geras. Aš tai šito neturiu, aš tai į tą tokį prisikišimą. Jo. Tai šitas yra problema. Aš tai iš tikrųjų tai galėčiau valgyti mažiau. Ir taip įdomiai, kaip jisai atėjo į santykius, aš nesuprantu, iš kur tu šitą, nes aš jo ir mamos klausiau, nevalgo pašildyto maisto. Kodėl? Kas čia su šitu yra? Įsivaizduojat, merginas, pavyzdžiui, negali padaryti tenai sriubos ir tai, kad jisai pasišildytų, o jėtus. Kodėl tu nevalgo? Kas yra? Čia jau tu išlepinau. Ne, aš išlepinau. Buvom susitikę savaitgalį su mama, sakau, kodėl nevalgo
pašildyto maisto. Mama išpūtė akis ir, nu, žinai, ir dar žinot kas? Dar kas? Estetinius pateikimas. Jeigu jam negražiai tas kiaušinis numestas, tai tik tai paknabinės aplink šonus. Ar tu kažko man nepasakoji, Mindaugai? Čia yra jau tavo įtaka. Ar tu turėjai su kokia, nežinau, gurme virėja romaną? Nieko neturėjau, šiaip tai tu visai gražiai maistą pateikė. Tai jeigu aš jau matau, kad sumesta, tai reiškia, kad santykiai pablogėjo. Tai jo. Jeigu būna sumesta, tai reiškia, tai jau yra, kad kažkas įsimetė, tai aš, kaip sakyt, pradedu galvoti, kas įsimetė. Pusryčiai. Vakare aš būnu pakankamai nepatenkinta, jeigu jie dar pradeda prašinėti valgyti. Dar taip vieną patiekalą padarau, bet žinot, aš kartais pradedu neapkęsto maisto gaminimo, nes iš ryto aš turiu energijos, paskui aš darau kažką Kamilai, darausi savo, Mindaugas dirba, tada Kamila atsikelia, po pietų jeigu nori valgyti, tada grįžta Ema iš mokyklos ir taip apie 4-5 aš jau susiplaunu indus ir tada jisai grįžta apie 6-7 ir tada alkanu. Nieko nevalgiau. Tai va. Tai tu nori, kad aš bulkas valgyčiau? Ne, aš norėčiau, kad tu pats darytum gerus pasirinkimus, pavyzdžiui. Tai va. O kodėl tu nepavalgai, pavyzdžiui, jeigu tu buvai mieste, susitikai su draugu? Žinai dėl ko, aš, pavyzdžiui, prie kavos pasidarau ten kokį nors su medum kokį dalykėlį, kokį trapuką ir tada užtenka, bet tada lieka ten, sakykime, valandą, tai galvoju, kur tu čia ar važiuosi, ką? Taip kaip ir, toks gaunas. Ir vėl grįžta alkani. Ir aš tada, jeigu būna dar tokia pamėsinė savaitė, tai sakau, kaip aš galiu kurti verslus ar daryti, kas man faina, jeigu aš visą laiką arba gaminu, arba plaunu. Tai va, tai šitas mano įsitikinimas, kad turiu maitinti šeimą kažkaip geriau. Tada mes išvažiuojam kur nors, kur padaro kokį druskininką. Nu jo, tada važiuojam į Spa Vilnių, ten ar į kažkokį šiaip. Kad pailsėtų. Tai gaminimas. Aš su maistu turiu tokį love and hate relationship. Šiaip, tave maistas ir kad geras maistas ir jo kūryba tave kažkaip daro laimingesnė. Tai aš tau leidžiu būti laimingai. Nu va, ačiū Mindaugai, aš tau irgi leidžiu būti laiminga, kai tu man duosi pinigų, nes tas tave labai įgalins. Dėl to ir nepavalgau mieste. Tai čia dėl manęs. Kad tu turėtum tą saviraišką, kuri daro tave laimingą. Ką tau pasakytų dabar merginos, kurio žiūri šitą podcastą? Ačiū. Ne, tikrai tau ne viena nepadėkotų už tai. Bet nieko, kai aš tavęs paprašysiu pakratyti piniginę, tai tada aš tau sakysiu, aš tau leidžiu jūstis vyru. Kas yra dalinai tiesa? Tai va, jau toks geras, kad prie širdies dėk. Iš tikrųjų tai nevalgė šiandien ir bando prisilaisti. Tai va, tai bendrai tai paėmus, su maistu kol kas neblogai. Aš kaip ir ant tos bangos gerint mūsų mitybą. Dabar bandžiau naujas keptuvės, tai mėnesį sekėsi neblogai, o dabar jos abidvi pridegė. Tai ką valgom diena iš dienos, tai iš esmės Instagrame būna, ne? Dažniausiai ar tokios up-to-date ar patiekalai, bet šiaip tai... Mažesnis porcijas gal pas mus yra palyginus su kitais žmonėms. O šitas yra bairis. Žinok, kad yra... aš nežinau, ar kitur tas pats ar ne, bet Lietuvoje tai yra tas prišerimo faktorius toksai, kad turi nušertą vyrą tokį ir tas yra kaip kažkokia, kaip pliusas ir jeigu to nepadarai, tai tu vos ne... Jo, aš kaip pradėjau Šitą aš nesuprantu. Aš kaip pradėjau Instagrame dalintis mūsų patiekalais, tai man sako, Dieve, jisai vargšas ten ant salotų gyvena, tu turi gerai atšert. Jo porcijas tikrai sumažėjo, bet ar jisai jaučiasi geriau dabar? Nes aš anksčiau pasimdavau, tam ir yra, pasimdavau tai kaip įpratęs namie ten puodą, makaronų ten tokį, ten sukiš ir paskui ten guli. Tai, labai nesveika iš tikrųjų. Tai kad porcija sumažėjo, tai ačiū tau. Jo. Prastumėm po 30 minučių podcast. Tai šiaip, nėra ko prišertų vyrų, tikrai. Teisingai. Šiaip.
Tai va, dabar dar apie mutę manęs kartais klausia, žinot, kai turi paauglę ir dar jos mokykloje nėra valgyklos, tai truputėlį yra problematiška, ką jinai valgo, bet mes su Ema irgi labai dažnai apie tai kalbam, aš jos maistą nereguliuoju ir tikrai matau, kad vakarais kartais ir čipsų pakelių kokį parsineša ir valgo, bet kai jinai pas mane ateina ir sako, mama, ten kaip tavo atrodo, ten mano svoris ar tas, aš visada sakau, tu turi pati atsakyti savo šitą klausimą, su kokiu svoriu tu jautiesi geriausiai. Ir tada taip reguliuoti, sakau, jeigu labai paspaudė ant visokių saldumynų ir čipsiukų ir jau tau nesmagu, tai tada sakau, ten tą 1-2 kg tau bus daug lengviau numesti, negu kad mes įvažiuotumėm per daug. Tai aš Emai kažkaip su Ema, stengiuosi valgyti taip, kaip valgau pati, mano abidvi mergaitės tą mato, bet ar kažkaip taip labai kišu savo, tai irgi ne. Man atrodo, pas ją yra tas toks mamos balsas. Jo. Galvoj, kad jinai, žino, kas yra, net Kamila žino, kas negerai valgyti ar kas gerai. Net Kamila jinai taip atsilauž, tik tai mažyti gabalėlį ir tokia jinai. Jo, tai kol kas visai faina ta tema. Aš šiaip mitybos temos gal truputėlį privengiu, nes jeigu pastebėjote, tai jeigu yra ten vegetarai arba kažkaip labai sveikai besimaitinantys žmonės arba ten išskirtinai, tai jie turi tokį kažkokį, jie tau praneš per pirmas 5 pokalbio minutės ir šalia tokių žmonių kažkaip pradedi jaustis prastai. Galim, vegetarizmas, mano požiūriu, tai tikrai nėra sveikesnis. Šiaip, aš esu turėjusi įvairių etapų ir mano supratimu, kad iš tikrųjų, kad maistas nėra tik maisto medžiagos, čia yra ir socialinis dalykas, ir šeimą apjungiantis dalykas, ir psichologinis. Ir aš kažkaip, šiai dienai taip kaip yra, man atrodo faina. Mes nesam vegetarai. Mes nesam nei vegetarai, aš kaip ir sakiau, mes esam 70-30 ir kai kuriom dienom išsimušam iš to, ypatingai jeigu keliaujam, paskui vėl greit sugrįžtam ir šiaip bendrai paėmus mes taip valgom daugiau mažiau, sakyčiau, sveikai. Ar yra kur tobulėti, tikrai yra, bet merginos mes dažnai klausia, sako, tai ar tu geri alkoholį, ar tu valgai, ar tu tą. Ir aš galvoju, ten, kad ir vyno taurę tikrai išgerčiau, šampano taurę išgerčiau, ten ir čipsų suvalgom, bet, ne pokai, žinote, didelį, bet Rūta tai šis gali tą estrelos mažiuką, ne pati mažiausia ten, tai ten 2 savaitės valgyt po... Aš truputį įsidedu į lėkštutę, ten įsipilu kokią vyno taurę, pavyzdžiui, jau ten nežinau. Aš jeigu pamatau ten kokią čipsų, tai... Jisai paima mano maišelį ir ištaršo. Jo, tai aš kaip ir truputį to saiko neturiu, bet aš tada ir tą žinodamas, stengiuosi nepirkti tokių dalykų iš vis. Jo, arba aš iš jo atimu ir įdedu jam, nes jis kartais sėdi prie kompo ir taip tiesiog deda, tai va tokių, kad nebūtų, aš prisižiūriu. Dabar šeštadieniais bandom eiti turgelį, kažką atsirinkti, bet šiaip ten kažkaip labai pastebėjau brangu. Tai šitas yra. Brangu, ne? Kažkaip pradėjom nuo 60 eurų apsipirkimo, dabar 70 buvo ir aš kažkaip ten kiek visko prisiperku ir padegustuoju, pabandau, bet taip nesu atradus tokio, kad patinka. Toliau kiekvieną antradienį mes užsisakom daržovės iš vieno ūkio. Labai faini savininkai, labai gražiai taip su meilė užaugina ir gaunam visą dėžę tų daržovių ir aš beveik visą ją sublendinu į kokteilius. Šitas būna geras. Fainai. Rūta būna laiminga, impruvindama ir darydama kažką naujo, pavyzdžiui, keptuvės keitėm, tai jai kažkaip tas, faina. Man aš turiu tą ar tu turi ką dabar impruvini, ar be keptuvių? Aš žinau, kad visose srityse savo gyvenimo kažkaip taip visada noriu geriau, gražiau, fainiau. Ar ten kalba apie maistą, ar apie rūbus, ar apie Instagramą. Aš visada noriu kažkaip daugiau, gražiau. Tai su maistu tikrai turiu kur improvint. Kur? Bet... Ir kiek? Nežinau, gal biškai kavos sumažinčiau, atsikratyčiau gal savo saldainių. Vis tiek kažkaip man tas iš ryto, kad aš išsišaunu kavas, kad galėčiau pradėti dieną toks
Nu, kartais mane kabina. Kai pamatau, kad kitas geria mačą, tai galvoju, galvoju, ar aš tikrai savo kortizolį užkeliu ir numetu. Nu, ko aš tai kavos tai tikrai neatsisakyčiau. Prieš jūs yra žmogus, kuris geria 6 puodelius kavos. Ne 6. Jisai, žinot kaip, jisai geria 6. Mindaugai. Tik jisai pasakys, šitas nesiskaito. Kai kurie nesiskaito, nes kapučinas iš Circle K, pavyzdžiui, nesiskaito. Mažas puodelis nesiskaito. Jeigu labai mažas, tai tikrai nesiskaito. Taip, aš turiu savo skaičiavimą, tai 3-4 ir plus į antrą dienos pusę dažnai būna be kofeino, tai vapšė nesiskaito. Kaip arbata. Ar skaitais? Nesiskaito. Bet, pavyzdžiui, kai mes būnam pas juos šeimoje, pas Mindaugą, ir kokią 8 valandą vakaro, kas kavos sako. Ja. Ir jie visi susipila po kavos puodelį ir nueina miegoti. Taip. Tėvai irgi. Tokia kaip... Tai gal čia tiesiog. Pavyzdžiui, aš jeigu išgeriu 2 puodelius, tai pasidarau nervinga, tokia reaktyvi į aplinką. Bandai yra iki pietų, kad aš galėčiau gerai funkcionuoti. Tai aš nemanau, kad man reikia sumažinti. Gal vieną puodelį galėčiau pakeisti. 6 ar 4? Nu, aš 6 negeriu. Tai va tokie mūsų mitybos įpračiai. Nėra to tokio, kaip čia pasakyti, kaip švytuoklė. Į vieną pusę, kaip anksčiau būdavo. Oi, dabar sužinojau ten žaliavalgystė ir dabar viskas. Neturim kraštutinumų. Kraštutinumų nėra ir stengiamės neturėti. Arba ten, oi, cukraus nevalgo, visiškai neliečiu. Irgi toks tada tiek atsiranda įtampos. Jeigu tik tai, jeigu tik vienas šeimoje turi kažkokią tokį kraštutinumą, kažkokį įsitikinimą, tai kitam labai sunku. Toks labai jau. Pavyzdžiui, ten namuose gal nelabai valgytumėm žemaitiškų blynų, bet kai išvažiavam į Klaipėdą, tai turim labai fainą kavinę, valgom žemaitiškus, mama gamina labai skanų kūgelį. Tai tokius Šiaip aš bulkų, makaronų ir tokių bulvinių valgau mažai, nes savo figūrą. Kartais merginas klausia, ar rūkom, tai nerūkom, nieko nerūkom, nei įkosų, nei elektroninių, nieko. Anksčiau rūkydavom, aš paskutinę cigaretę savo surūkiau. Prieš kokius 5 metus. Tu galėsi dėl savęs pats pasakyti, kada nerūkiau, niekada ir nerūkau. Jisai slepia nuo tėvų ir bijo, kad mama žiūrėjo šitą YouTube'ą ir tada išsiaiškins, kiek jisai iš tikrųjų rūkė, o sakė, kad nerūko, tai rūkė. Tikrai rūkė nemažai. Ir mes kartu traukdavom su Rūta ir... Mes turėjom tokius rūkimo vakarėlius. Rūkimo vakarėlį, jo. Tiesiog turėdom rūkimo vakarėlius. Taip, būdavo. Kai gyvenu Amerikoje, surūkydavau beveik po pakelį per dieną. Dabar baisu prisimenu, turėdavau tokią žiuką. Bet suprantu visus rūkančius, tai irgi tokio džadžingo neturiu. Bet labai džiaugiuosi, kad atsikratė. Jo, šitas labai prastas. Tai va, viskas, merginos. Tai tikiuosi, kad šitas video jums buvo naudingas, kad gavot kažkokių gal naujų idėjų, į kurią pusę kreipti savo mitybą. Aš ką išmokau savo, metais ir maitindama savo šeimą, kad kraštutinumai niekada neveikia ir kad geriausiai veikia geras pavyzdys. Ir plius minus visko po truputį. Pavyzdys. Visko po truputį. Tas jau, su pavyzdžiu irgi yra tiesa. Kažkaip žiūri, kažkaip aš irgi pridėsiu pabaigai. Taip, žiūrėdavau, kaip jinai valgo, ką rengdavosi kaviniai ir kažkaip tada pats tų makaronų jau nebenori, tada išsiaiškini, kad gal jie nėra tokie geri, kaip tu galvoji. Bet aš ir nespaudžiau jo. Nespaudė, tai tas pavyzdys. Tai va, tai gerai, merginos, labai įdomu, ką jūs išsinešate iš šito podcast'o. Jeigu galit, parašykit man YouTube'e. Paspauskit patinka. Padeda algoritmui. Skaitau visus jūsų komentarus, labai laukiu, apkabinu ir ačiū, kad esat kartu. Ate.